Sveiki visi, šiandien trumpai apie vieną broką, apie kurį buvau kažkada pamiršęs, atsirado ir tikrai prisiminiau ir apie tai galima su jumis truputį aptart. Tai vat, tokios dvi dėmės, bet iš kur jos atsirado? Tiesiog neišplautas gerai purkštuvas. Kai yra glazūruojama, nesvarbu, ką jūs gaminate, kai jūs darot kažkokius darbus, verta turėti du purkštuvus. Su vienu jūs glazūruojat, su glazūra būtų bespalvė matinė, emalė balta arba matinė balta. Jūs, kai jas glazūruojat, jums visada gausis švarus paviršius ir viskas visada tvarkoj. Jeigu jūs antras purkštuvas būtų visom kitom spalvotom glazūrom. Jeigu nėra, tai tada tenka labai gerai plauti purkštuvą ir gavau tokį blyną, kad ne iki galo gerai buvo išplautas purkštuvas. Jame užsiliko glazūros, prieš tai kaip tik glazūravau spalvotą ir purškimo metu spjoviau, užsiglazūravo, nesimatė, išdegė, išlindo. Tai vat, verta turėti du purkštuvus, purkštuvai šiaip nėra brangus, apie 35-40 eurų. Galima du turėti ramiai ir nėra prasmės pirkti tokių brangesnių negu 50, iš vis nežiūrėkit, nes skirtumo nėra, ar jis už 40 ar už 400. Abu glazūros vienodai. Bet jeigu pirksit už kokius 15 ir už 40, tada jausis, nes kuo pigesnis, aišku, tuo prastesnė jo kokybė. Tai vat, turėkit du purkštuvus, glazūruokit baltas ar bespalvės su vienu, o spalvotas su kitu ir išvengsit va tokio broko. Panašus į metalo kažkokių užsilikimų, bet nelabai, net man sufokusuoja, bet čia yra grinai toks glazūros du taškai, kaip spjauti iš purkštuvo. Tai vat, žinokit ir bandykite to išvengti. Būkite kol kas.